2020 metais keliavome pėsčiomis aplink Lietuvą. Toksai tikslas buvo kaip darnos žygio, parodyti žmonėm apie tai, kaip mes gyvenam. Rinkom šiukšlės, rūšiavom, dėliojom ir kalbėjom apie tą mūsų buvimą su mūsų aplinka, darnų buvimą. Tuomet gimė tokia idėja, kad papasakoti apie Baltijos jūrą. 24 metais, kovo 11, su komanda mes iškeliavom į ekspediciją pėsčiomis aplink Baltijos jūrą. Tai truko 9 mėnesius, nužygiavom 6000 km ir apėjom 8 šalis ir kvietėm žmonės bendrystei ir pokyčiams. Jūra prasideda čia, mūsų širdise, mūsų mintise, kiekvieno iš mūsų namuose, prie upės ir upelio, kuris suteka į Baltijos jūrą. Taigi, mielas Ruduk, tu gimei 22 metų lapkričio 24 dieną. Ir šiandien aš noriu tau jau papasakoti, kad tu gimei kūrybinėje siuvimo saloje Padovanok antrą gyvenimą. Ir aš ir tu gyvename šitą gyvenimą, aš po ligos, o tu iš medžiagos gabalėlių. Mes propaguojame tvarumą ne tik aplinkoje, bet ir savo bendražmogiškuose santykiuose. Atkurdami rūbą, darydami žaisliukus, mes stipriname savo psichologinį atsparumą, jaučiame vienas kito bendrystę. Kodėl šita kūrybinė dirbtuvė vadinasi sala? Sala yra apvali ir tai, kad ją galima apeiti, ji yra nedidelė, o svarbiausia, ją galima apkabinti. Taip, kaip aš dabar tave apkabinu. Su gimtadieniu, mano nykštuk. Siekiant prisidėti prie krašto raidos, buvo įkurta asociacija Kuriame kartu. Sėkmingai buvo atnaujinta kapinių koplyčia, sukurta knyga Atrastas ir atrandamas Pikelių krašto paveldas. Taip pat didelis dėmesys buvo kreipiamas aplinkosaugai. Buvo organizuojami žygiai, kurių metu buvo pravedamos edukacinės programos, renkamos šiukšlės, keliami inkilai. Taip pat sutvarkėme apleistus žemės sklypus, pasodinome žydinčią pievą, saugokime gamtą ir jos biologinę įvairovę. Mes, Kauno Lopšelis darželis Linelis, įsikūrę Savanorių prospekte, nutarėme su bendruomenė ir vaikais susikurti mišką tiesiog čia, savo darželyje. Čia vaikai turi galimybę mokytis ir ugdyti savo patirtį gamtoje ir su gamta šiuolaikiškai. Džiaugiamės kartu, pasodinę linelių gojų, sidabrinę pušį, įkūrę tvarumo takelius, taip pat pasodinę tvarią pievą ir kitus gamtos elementus. Ateik vaikeli Linelio miškelį. Tūkstančiai žmonių Lietuvoje, valstybinėje žemėje, be jokių leidimų ir susitarimų augina daržoves. Ir šiuo metu šie žmonės turi slėptis po aukštos įtampos laidais, tarp garažų ar apleistose teritorijose. Šilainių sodai tai yra savanoriško darbo pagrindu jau 7 metus vykstanti iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas išsaugoti miesto daržininkystės tradiciją Lietuvoje. Įsivaizduokite, kiekviename Lietuvos mieste yra bendruomeninis daržas, kuriame miestiečiai, nesvarbu koks amžius ar socialinė padėtis, gali augintis daržoves šalia namų.